Sveiki, norim pristatyti šilumos siurblį Espreson. Bei jam pritaikytą hidraulinį bloką. Parodysim, kas viduje, iš ko jis susideda, kaip pasijungia. Tai vat, vizualiai jis atrodo taip. Nuimsiu dangtį. Mes jau atsukę keletą varžtelių iš apačios, kad visą tai greičiau vyktų. Įsikeliam dangtį. Taip, ką mes matom viduj? Viduj mes turime filtrą, automatinį norintoją, išsiplėtimo talpą, cirkuliacinį siurblį, teną, karštam vandeniui, automatas, nuotėkio relė, kontaktorius ir pajungimo gnybtynas. Toliau, ką mes matom, treigi vožtuvą. Iš čia yra pajungimas į grindis, karštam vandeniu išėjimai. Čia elektros skyrė, per kurią atvedamas maitinimo kabelis ir užmaitinama relė, kad visas šitas agregatas veiktų. Kitoje pusėje turime laidininkus. Mes tiesiog dabar kabelius užmetę ant viršaus, bet iš tikrųjų jie turi išeiti va pro šitas skyles. Jie nueina iki šilumos siurblio storasis kabelis. Plonieji kabeliukai, tai čia temperatūriniai, boilerio davikliai, visi nusiveda į siurblį ir susijungia. Pakankamai paprasta. Charakteristika, surašyta iš ko kas susideda. Šilumos siurblio atidarę dangtelį, taip pat rasite gnybtyną. Tokį pat su visais tais pačiais įrašais. Tai jau tiesiog teks esamus šitos laidukus pradubliuoti ir pajungti šilumos siurblį. Viskas pakankamai paprasta ir žmogus norintis ir kažkiek suprantantis gali visą tai pasidaryti pats namų sąlygom, be specialistų pagalbos. Sakyčiau, viskas viename, iš gamyklos surinkta ir labai gražu. Galim atgal uždėti dangtelį su valdikliu, kuris jungiasi prie pačio siurblio ir gaunat va tokį gražų daiktą, surinktą ant sienos ir be jokio gyvatino vamzdžių katiliniai.